Taigi, sveiki visi. Ir vėl prie upės, vėl Neris, tik šį kartą kitą vietą. Tai Neries regioninis parkas. Vėl Lakara vobleriai. Ir bandysime kažką pagauti. Nuo praeito karto patarimų, kritikos pridavėt viską. Tai bandysiu šiek tiek šį kartą geriau. Gal labiau ir pasiseks, žiūrėsime. O dabar ką, žvejojam ir žiūrėsime, kas gausis. Nu ką, pirmas metimas. Čia vasarvės pasikeitimai. Galimai gali kažkas sėdėti. Nieko. Nu, visas krantas, tai čia matos gerai ištryptas. Išvaikščiotas čia gerai. Nes ir dabar tik atvažiavau. Jau 4 žvejus mačiau šitą vietą. Bet čia kol kas toliau kaip ir nieko nematau. Tai arba bloga vieta, arba nežinau kas, arba dar nespėjo. Dabar kažkur 11 valandą. Tai kelias valandas turiu laisvo laiko. Bandysiu kažką pagauti. O, vobleris kaip gražiai dirba, visa viršūnė tik dreba. O, užlaikom. Srovės čia pasikeitimai tokie matomi. Ten va stipresnė, biški ramesnė srovė. Tai žiūrėsime, gal kažkas ir stovės. Čia kiek suprantu, iš upės paviršiaus, tai čia visur yra labai negilu. Ir lašišos tada turėtų sėdėti arba priekį, kur ten prasideda tas visas negilumas, ar kaip čia pasakyti. Arba jau už, man atrodo, jeigu gerai suprantu. Patikslinkit, jeigu ką. Man atrodo, čia kelis metimus padarysiu ir eisiu aukštyn upę, o ne žemyn. Nes ten ir daugiau žvejų mačiau, nežinau. Tai gal jie vis tiek labiau gal išmano negu aš ir žino, kur čia žvejot reikia. Pražvejojau kol kas kokią pusę kilometro. Čia toks ruoželis buvo šiek tiek gražesnis, įdomesnis. Bet dabar einu aukštyn upe. Tai toks išplotėjimas upės. Tai ten pabandysiu. Ir žiūrėsime, gal kažkas ir bus. Bent kibimo norėčiau sulaukti. Jau būčiau patenkintas kibimo gavęs. Tai laikom špygas ir žvejojam. Kaip? Dar koks pusvalandis kaip atvažiavau, dabar su aukštyn upe eisiu. Aš buvau tenai, kaip ten, upės gatvė atvažiavai. Nieko. Nu, man čia iš vis tik antra žvejyba, kaip
Tokias žuvis bandau pagauti. Aš čia prieš porą metų buvau irgi užsinešęs fanatiškai, paskui užmečiau. Dabar irgi pasižiūriu Facebook'e, visi kelia. Jo, baisu ir Facebook'o bejungt, nes pamatai ten. Galvoju, reikia atvažiuoti, bet toks jausmas, kad... Nu, jokių išėjimų gal kas. Ten buvai į tą pusę toliau? Jo, nu ten į tą pusę, kokią pusę kilo. Rieva prasidėjo. Jo, ten rieva prasidėjo, bet tu jau už pačios ten rievos toli nebejau. Prieš rievą ten pamėčiau. Na gerai, tai nežvyno. Nu, nežvyno tada riumą. Eik tu nachui. Eik tu peklana. Nepatikėsit, kas ką tik buvo. Tik kamerą išjungiau. Ai. Eik tu. Tik kamerą išjungiau, sakau, bateriją patupysiu. Užmečiau ten, kur tas toks akmenukas stovi. Ir bam, ryte tik tais ir viso. Kol kamerą jungiau. Nu bet ką, pagaliau pirmas kibimas. Bet taip lemba, kaip gaila, kad nerealizuotas. Bet jau kabliuką gavo, tai spėjau viso. Bet reikia dar reikia pamėti čia. Oi. Jau galvojau bus. Jau galvojau atsidarysiu sezoną savo pirmą. Jo, bet grinai ant tokio palaikymo ir tik bam. Ir sėdi. Trumpam. Nu ką, nežinau. Reikia toliau žvejot. Ir tikėtis kažko. Daug masaliukų dar neturiu. Pagrinde akaros. Žinau, kad sakėt pasikeis kablius, bet dar nespėjau, neatėjo. Tai dar kol kas su originaliais. Vanduo toks biškį purvinas. Šitą jau išbandžiau, šitą bandžiau. Reikia dar va šitą išbandyti. Irgi akarą aplėt, plaukintys visi. Tai dedam ir žiūrėsim, kas toliau. Žvejų iš visų pusių pilna. Ten va vienas. Ten va du. Ten dar vienas. Žodžiu. Visa čia man atrodo žuvis nugaudyta. Nepatinka man taip žvejot, kai visur pilna žvejų. Aišku, gal ir gerai, nes bent jau turbūt žinau, kad čia gal visai ir geras ruožas upės, bet vis tiek. O dar kaip man tokiam naujokui, nieko nesuprantančiam realiai, tai man atrodo labai man mažai šansų čia kažką pagauti. Kaip žuvelės, didelis ir mažas, kaip žuvelės. Nivelnio jos nekimba. Nu, bent vieną kibimą turėjau, bet negaliu pasakyti, ar lašiša, ar šlakis, ar koks ten tervelnis buvo. Bet smūgis geras, bet žuvies nėra. Vos savęs nepagavau.
Žvėjai iš visų pusių tik renkas. Nu, dar turiu vilties, kad kažką pagausiu. Bet jau blemba, kiek apie porą kilų pravaikščiau. Nieko ir dar kokią valandą pusantros tik tais beturiu. O dar norėjau padėkoti tiem žmonėm, kurie komentuoja, duoda kritikos, patarimų, nes tikrai po pirmo video įgavau daug žinių. Ačiū tiem žmonėm, kurie padėjo įgauti tas žinias, žinot, į kuriuos kreipiuosi. Tai va, jeigu matot ar kažką netaip darau, ar kažką, tai palikit komentarą, pasakykit, vis tiek būsiu labai dėkingas. Ir bus geresnis turinys, tikėkime, kad pagausiu žuvų. Tai va, ačiū ir iki greito. Žiūrėkite, kiek žmonių. 1, 2, 3, 4 ir 5. Nu, sakyčiau, visai nemažai vienoje vietoje žvejojančių. Bet ne vienas dar nepagavo žuvies. Arba jos čia nėra. Arba nugaudyta. Taigi, žvejyba artėja į pabaigą. Nebent suksiu dar kokį vieną ruožą. Nu, bet šiaip, ką galiu pasakyti, vienas kibimas, tai aš jau dieną savo skaitau. Kaip antra žvejyba. Dar vis tiek šalis su šitą žvejybai. Jau turėt kibimą. Aišku, nežinau, ar ten lašiša buvo. Bet stiprus kibimas buvo, jautėsi stipri žuvis. Gaila, nespėjau nufilmuoti. Nu, bet ką, kibimą turėjau. Aišku, gaila, kad nepagavau pilnai. Nu, bet ką padarysi, jau taip jau būna. Ir vis tiek į žvejybą ne vien tik žuvies važiuojam pagauti. Nes reikia ir štai tokiais vaizdais pasigražėti, nes, nu, blemba, gera į tokią gamtą išvaryti, pasigražėti. Ir va. Nu, tai nežinau, dar pabandom pažvejoti ir žiūrim, kas gaunas. Žiūrėkit, o kasgi čia? Matot, netgi 90% jūsų nėra pasubscribinę. Argi sunku vastos tą subscribe mygtuką. Vis tiek, jisgi nemokamas. Ir jums nieko tai nekainuoja, o mums labai padeda augti ir padeda kurti kūrinį jums. Tai ačiū, kas prenumeruojat ir lekiam toliau į žvejybą. Kurgi tos žuvys? Matot, kas labiausia, kad turėjau kibimą, bet nežinau, kas ten kybo. Jis ten galėjo, ką žinau, lydeka, salatis, pelekas kaip. Nes blemba stipriai davė. Ir dabar nežinau, kas ten galėjo būti. Ar čia jau lašišos kibimas buvo, ar kas ten buvo. Bet nebesužinosiu. Bet šiaip jokio šuolio nieko nemačiau. Visą laik pražiūrėjau į upę. Nieko. Oi.
Man atrodo, užtenka šiandien. Oi. Oi, žuvies nėra pagautos. Bet turėjai kliovą? Stuktelėjo? Ant to poskio kažkas ten buvo, biškai prasuko ryte, bet ir baigęs tuo. Rimtai. Ne, bet šiaip tai nieko gera. O, žiūriu ant tokio pačio, kaip aš turiu. Ai, tai akara čia. Akara, blėt. Ja. Nebrangus ir geras vobleris. Ja. Nu, aš čia dar man, kai čia realiai man nauja žvygba čia tokia. Ai, nauja žvygba. Aš čia antras kartas dabar kaip normaliai jau išvažiuoju. Tai dar vis mokinuos, kas čia, kaip ką. Nes šiaip tai aš upėse nelabai žvejoju. Aš tai dahuja metų žvejoju, bet ką negaliu šiemet pasigirti, nei vienos neturiu. Dar nieko? Vakar turėjau kibimą. Blet, nežinau, ar netikėtumo faktorius, ar kas, ar blet tiesiog nepaėmė gerai, žinai. Aha. Neužkirtau, blet. Na jo. Na. Ir va, ir blet šiemet be nei vienos. Nu dar laiko yra. Tai gerai, kaip balandžio mėnesio, tai čia užsipisi. Jo, bet va, žvejų irgi čia belė kiek eina. Bet nieko, bet Tai šiaip... šiandien tai nieko, va, atvažiavau, žiūriu, čia dar padoriai. Vakar buvau atliekęs iki čia, tai 11 žvejų, blet. Galvoju, tai kur čia man dabar atsistot, žinai. Būtent. Na. Tai čia man... Važiuosi kažkur kitur, ar? Ai, nežinau. Ar šiandien jau viską? Jau čia kiek aš 3-4 valandas prasivaikščiau. Nieko gero. Šiaip tai jokio išėjimo nieko nesimatė, kad kažkas šoktų. Tai žinok, pavasarį išėjimų Retai kada? būna, žinai. Rudenį jos, kai eina prieš srovę, tai išėjimų būna. Žiemą, kai jos eina palei srovę, mažai būna. Dėl to vat ir užknisa, žinai, tu jos, realiai nematai. Jo, realiai nieko nematai, kur kas yra. Tu droži aklai, bet o rudenį, aišku, pamatai išėjimą, jau žinai, kad žuvis yra. Jo, galima tada užsibūt biškį ilgiau. Jo. Nes dabar tai buvau į tą pusę, į tą buvau, kur rėvos ten eina. Ant srovės leidai irgi, voblerį leidai ir blizgai? Esu vobleriais. Nu gerai. Jo, gerai, neišvyna tada. Išvažiuosi čia, ne? Jo, išvažiuosi čia. Aš nežinau, ką jisai ten pagavo. Pagal kiek matau, čia tai nemaža žuvis, blemba. Kaip jisai ją išsilups ten, blemba? Ten tai aš su britkelėm jau ten blemba neina prieit prie. Ne, ten sudėtinga. Jo, ten dumblas dar kažkoks kaip smigau, aš ten galvoju, neisiu. Matai, ką tik jie, gerai, kad jie dviese, blemba. Jo, tai jie čia ką tik nuėjo ten. Jie tai va, žiūrėk. Manį prasilenkė, blemba. Nuėmė jau. Nuėmė, blėt. Blemba, gal dar kartą kažkur važiuot, dabar nebežinau, ką daryt. Ir kur važiuok, blėt. Iki kokių 4 laisvai gali žvejot dar. Tai va, tik išsimiegojom su kaimynu ir atvarėm. Meškerį. O, rankose laiką fotkina. Gera žuvis. Nu, pasisekė kažkam. Tai va, kaip matėt, pagavo vieną žuvį, kur sakiau, kibimą turėjau. Tai turbūt tą ir pagavo. Man atrodo, kiek mačiau, šlakis ten buvo. Tai sunervavo ir jau būčiau namo važiavęs, bet jo, sakau, sustosiu į dar vieną vietą. Čia irgi tokia įdomesnė vieta biškai atrodo. Nu tai čia dar biškai prasėsiu, valandžiukė, jeigu nieko, tai nieko ir viso. Namo ir editint video ir kelti jums. Tai va, varom žvejot ir tikėkimės kažką pagausiu. Ką tik mačiau, kaip lydeka persekėjo mano masalą. Prie kanto privedžiau ir lydekiokas kokių 6-7 cm paskui. Blemba. Sekundę per vėlai pamačiau. Rankos jau biškį šala. Tuo, man atrodo, teks žvybą baigt.
Sūnus, man atrodo, gaudo kitam krante. O aš nieko negaudau. Galit paaiškint, kas čia per reiškinys? Kodėl čia grybų kažkokių pusę tonas išversta? Eik, tiesa. Nežinau. Nu ką, tikrai jau baigiu šiandien žvejybą. Jau rankos šąla, valgyt noriu, nebegaliu. Tai nepamirškit paspausti subscribe mygtuką, va čia va apačioj. Ir, nu šiaip apibendrinus, tai diena užskaityta, vienas kibimas. Mačiau, kaip kažkas pagavo šlakį. Tai, sakyčiau, kai man tokiam žaliam žvejui, tai visai neblogai. Jau pabiškiai į tą pusę važiuojam. Svarbiausia, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, nes tik 10% jūsų žiūrinčiųjų yra paspaudę subscribe mygtuką. Tai davai, paspaudžiam ir susitiksime kitoje žvejyboje. Čiau.